Taigi mato 10:16, ne? Štai aš siunčiu jūs kaip avis tarp vilkų. Kodėl mes esame tarp vilkų? Kas tie vilkai? Vilkai yra, jie turi tokį dėsnį, vadinasi, stipriausi išgyvena. Taip? Avis neturi tokio dėsnio. Stipriausi išgyvena. Avis yra naivios, jos gana kvailos, jos yra paprastos, joms reikia ir ganytojo tiesiog. Joms reikia, kad jas vestų. Vilkam nereikia, kad jų vestų, jiems reikia, kad jie būtų stipresni už kitus tam, kad jie išgyventų. Ir žmonės, jie ir gyvena bedievių pasaulyje, jie gyvena visada norėdami kažką aplenkti. Kaip jūs galvojat, kodėl didžioji dalis gyventojų, kurie turi mašinas naujas, jie turi jas leasingų? Kodėl? Taigi čia skola yra. Čia yra dideli procentai. Kodėl jie jas turi? Todėl, kad jie turi aplenkti tą, kuris jau turi tą naują mašiną. Tas su nauja ir su gražia, o aš su senu trantu. Ir jie jaučiasi menkesni. Ir jeigu jie bus menkesni, ten tas nugalės. Ir jeigu kaimynas mano turi labai gražią jauną žmoną, aš pasižiūriu į savo ir galvoju, nesupratau, ir aš einu aplenkti jį. Taip? Nes tai įrašyta į mūsų vilkų pasąmonę. Mes turim juos aplenkti. O jeigu aš negaliu aplenkti, kas būna, jeigu, pavyzdžiui, tu ateini į bažnyčią ir ten pastorius yra išmintingas. Ir tu galvoji, kaip dabar aplenkti. Ir tu supranti, kad tu negali jo aplenkti. Tada tu turi planą B. Žinot, koks planas B? Mes sukadinkime pastoriaus reputaciją, jį apkalbinėdami, kad jisai mane aplenktų į apačią ir aš būčiau aukščiau. Suterškime jo reputaciją. Kalbėkime apie jį taip, kad jisai tenai kažkur aš mačiau, jis kažką tai darė, ar jūs to pasitikite tokiu pastoriu, žiūrėkit, ką jis kalba. Ir mes apkalbinėjom, kad jo reputacija pasidarytų žemesnė negu mano ir va taip aš aplenksiu. Ir čia yra vilkai. Jie turi du būdus. Arba aplenkti stiprėjant, arba aplenkti kitą silpninant. Ir mes tarp tokių vilkų gyvename. O avelė, jinai turi ganytoją, be kurio jinai supranta, kad jin žuvus. Ir mes dėl to ir esame avelės. Ar mes esame išmintingi? 1 Korintiečiam 1 skyriui parašyta, Dievas išsirinko, kas pasaulyje silpna. Mes esame silpni. Nes jeigu mes būtumėm stiprus, mes būtumėm kalnus nuvertę. Ar ne? Bet mes esame silpni, dėl to mes pakliūnam į nuodėmes, į sąmokslus kažkokius, pakliūnam į pinklės, į kažkokias tai skyrybas, nes mes esame silpni. Ir Dievas išsirinko, kas pasaulyje silpna, kad sugėdintų, kas pasaulyje laikoma stipriu. Ir dabar kaip tai įvyksta? Mes būdami avelės, mes esame priklausomi nuo ganytojo, o ganytojas vedžioja tarp vilkų. Ir čia sako, todėl būkite gudrus kaip žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai. Gerai, kaip mes galime būti gudrus? Viskas yra ne mūsų jėgose, viskas yra ganytojo jėgose. Ir kada tu klausi vilko, kas yra gudru, vilkas sako, nusmugdyti kitą yra gudru. Suvalgyti kitą yra gudru. Ar ne? Bet ne, ganytojas ne ten veda. O ganytojas sako, atleisti ir negalvoti pikto apie tą, kuris nusižengia. Tai yra gudru. Atleidimas yra gudru.
Arba, kada tave įžeidė, nutylėti ir neatsakyti atgal to pačiu. Tai yra gudru. Bet tai taip pat yra ir paprasta. Nutylėti yra žymiai paprasčiau negu atgal kirsti. Tai labai paprasta. Tu tiesiog pasitiki ganytoju ir dėl to tyli. Tai labai paprasta, bet tai taip pat labai gudru. Nes tu tada neprisidirbi, tu nemeti malkų į tą ugnį, kurį ką tik užsidegė tarp manęs ir mano priešo. Tai yra labai gudru, bet tai taip pat paprasta. Jeremijo 2 skyriui 23 eilutė. Kaip tu gali sakyti, aš nesusitepiau, nesekiojau paskui Baalą. Pažvelk į savo kelius slėnyje, pagalvok, ką darei. Tu bėgi kaip laukinė kupranugarė pasileidusi savo keliais, laukinė asilė, pripratusi prie dykumos, geisdama uosto orą. Kas gali ją sulaikyti? Jos ieškantieji nenuvargs, bet suras ją jos mėnesį. Saugok savo koją, kad nebūtų basa ir savo gerklę nuo troškulio. Bet tu sakai, nėra vilties, aš myliu svetimuosius ir seksiu paskui juos. Šičia sako, Dievas sako, okei, pakalbėkime mes su tavim, kuris esi vilkas. Tu pasižiūrėk, tu kvepuoji kaip žvėris. Ką jie pasakė? Tu aš jiem kaip... Ne? Ir tu kvepuoji kaip ta asilė, uostydama orą. Ir tada Dievas sako, klausyk, tu esi vilkas, tu negali laimėti tokiais būdais. Ir tas vilkas sako, čia to eilutė, kur paskutinė skaitėme 25. Vilkas sako, nėra vilties, aš myliu svetimuosius ir seksiu paskui juos. Jisai sako, kitaip neišgyvensi, kaip tik tai nužudydamas kitą, kad būtum stiprus. Ir jie tokiu būdu ir gyvena. Jie kitaip nesupranta, jie kitaip neišgyvens. Ir paskui šičia parašyta 33 eilutė. Kaip puikiai tu moki ieškoti meilės. Tu išmokai nedoras moteris savo kelių. Ant tavo drabužių kraštų randamas nekaltai nužudytųjų kraujas. Jo netgi nereikia ieškoti, jis aiškiai matomas ant tavęs. Tačiau tu sakai, aš nekalta, jo rūstybė nusigręš nuo manęs. Tas vilkas, jisai tokiais būdais ieško iš tikrųjų meilės. Jo niekas nemyli ir jisai nori būti kažkuo tai, kad pagaliau mylėtų. Jis galvoja, jeigu jisai nužudys kitus, pagaliau kažkom taps. Ir taip gyvena pasaulis. Ir mes esame tarp tokių žmonių ir mūsų viduje genetikoje irgi įrašyta, nužudyk kitą, kad būtum stipresnis ir išgyventum. Ir taip pat mūsų genetikoje įrašyta yra ieškok meilės. Nes Dievas sukūrė tave tam, kad tave mylėtų. Tu atrask tą, kuris tave myli. Bet jeigu tu ieškai ne pas Dievą, tu ieškai savais būdais ir tavo rankos kruvinos. Ir Dievas sako, aš matau, kaip tu ieškai meilės. Jisai žiūri į vilką ir sako, aš matau, kaip tu ieškai meilės. Bet jeigu tu būtum nuolanki avelė, aš tave vesčiau to keliu, kuris vadinasi atleisti, o ne nužudyti. Ir tau tai atrodytų labai kvaila mintis, nes tu kvaila avelė, tu nesupranti iš tikrųjų, kas yra išmintis. Vilkai nesupranta, kas yra išmintis. Todėl būk avelė, kuri yra paklusni, nuolanki, ir aš tave išmokinsiu tokių kelių, kurie stebuklingai suveiks. Ir tu atleisdamas priešui, tu įgysi draugą. Taip pat atleisdamas priešui, tu gausi ramybę. Ir taip pat atleisdamas priešui,
Tu sutaupysi savo nervų ląsteles ir visą sveikatą ir viską, kas aplink tave. Tu nebūsi negatyvus, niurzgeklis, tu būsi visai kito pasaulio gyventojas. Ir tu būsi toks paprastas. Žinai, o šiandieną mano darbe, aš dirbu šitą mokyklai, šiandieną mano darbe direktorė dirbo paskutinę dieną. Ir man sako, viršininkas, sako, kai tu ją sutiksi, gali atsisveikinti su ją. Ir aš einu, žiūriu, direktorė pareina. Ir sakau, direktorė, kaip buvo fainai su jumis. Ir jinai apkabino mane ir sako, 2 dalykus apie tai galiu pasakyti. Tu labai ramus ir labai darbštus. Aš galvoju, wow. Ne kiek darbštus, bet kiek ramus. Galvoju, wow, jinai kažką tai mato. Ar ne? Gerai, o ką jinai mato? Ir šiandien visą dieną galvoju, kodėl ramus? O todėl, kad paprastas. Labai daug problemų, kurios buvo mokykloje, aš nusprendžiau nesikišti, neįrodinėti tiesos, o tiesiog pasitikėjau Dievu, kad jisai sutvarkys. Ar aš ramus? Ne, aš turiu ganytoją, kuris sutvarkys. Taigi, ar aš ramus? Ne, aš esu kvaila avelė, bet aš pasitikiu juo, kuris sako, nieko nesakyk. Yra problemos, tave puola, bet tu nieko nesakyk. Ir kai tu nieko nesakysi, tavo reputacija bus ramus, o jų reputacija bus kokia? Jie kvaili vilkai, štai kokia bus reputacija. Ir direktorė, pažinodama mane tenai 5 metus, jinai štai ką norėjo man pasakyti paskutinę dieną. Sako, ramus. Ir tai yra ta avelė, kuri turi ganytoją, avelė kvaila, bet ganytojas jai davė išminties ir štai kokia jinai yra. Jinai yra nerami, jinai yra galingai rami. Ar žinot, kad ramybė jinai žudo? Vilkus. Vilkai nežino, kaip tave suvalgyti. Jie tave valgo, o tu ramus. Tu nekandi atgal, tu neini į kovą. Ir jie negali tave suvalgyti. Vilkai gali, žinot, kaip suvalgyti? Jie tave apkalbinėja, tu giniesi ir dėl to tampi kvailys. Taip jie suvalgo tave. O jeigu jie apkalbinėja, o tu nesigini, nes pasitiki Dievu, ir jie iš proto kraustas, jie negali tave suvalgyti. Todėl mes esame avis tarp vilkų ir mes esame išmintingi kaip žalčiai, nes turime ganytoją, kuris mums duoda tokių receptų, kur mums kaip avelėms kvailoms nesuprantama, bet mes, kadangi esame paklusnios, mes paklūstam. Ir tai suveikia stebuklingai ir mes paprastai tiesiog ramiai sėdim kaip balandžiai, o tokie gudrus, kad vilkai iš proto kraustosi. Štai kaip mes atrodome. Ir labai gerai, kad mes turim tokį ganytoją ir kad esame pakankamai kvaili, kad nesiremti savo išmintimi.